Sveiki, šiandien norėčiau pakalbėti apie sklypų kadastrinius geodezinius matavimus ir preliminarius žemės sklypų matavimus. Pirmiausia, reiktų paminėti, kad terminai kadastriniai geodeziniai matavimai yra tapatūs, kai kalbame apie sklypus. Tiesiog terminą kadastriniai dažniausiai naudoja specialistai, o geodeziniai dažniau naudojami liaudyje. Taigi, norėčiau aptarti tokius klausimėlius, kada dažniausiai atliekami kadastriniai matavimai, kokie pagrindiniai skirtumai tarp sklypų kadastrinių matavimų ir preliminarių matavimų, kodėl atsiranda plotų neatitikimai, kodėl gali skirtis sklypo naudojimas vietovėje nuo planinės medžiagos, didžiausios leistinos paklaidos po kadastrinių matavimų ir kas nutinka, kai jos yra viršijamos, ir į ką reiktų atkreipti dėmesį statant tvorą, kad būtų galima išvengti konfliktų su kaimynais. Taigi, kada dažniausiai atliekami kadastriniai matavimai? Įregistruotas nekilnojamo turto registre žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją. Tai kai iš esmės stipriai keičiasi sklypo plotas arba kai iš vieno sklypo padarom keli. Keičiant preliminarių matavimų pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį ir būdą. Tai dažniausiai vyksta po kažkokio projekto, kai keičiasi paskirtis, galbūt net atsiranda naujų naudmenų, tarkim po projekto atsiranda miškas žemės ūkio žemė arba po projekto, tarkim, atsiranda paskirtis vienbučių, dvibučių, nors prieš tai buvo ariama žemė. Formuojant valstybinės žemės sklypus pagal parengtą žemėtvarkos projektą arba projektui prilyginamą planą, tai kai yra laisva valstybinė žemė, pirmiausia yra parengiamas projektas, kuriuose yra apytiksliai suprojektuoti sklypai. Po šių projektų vykdomi geodeziniai matavimai, kad tiksliai nustatyti, kokie sklypų plotai yra ir kiti kadastrų duomenys, kurie yra reikalingi rašyti į nekilnojamo turto registrą ir įtvirtinti žmogaus, tarkim, nuosavybę. Perleidžiant preliminarių matavimų sklypus kitų asmenų nuosavybėn miestuose esančius privačius žemės sklypus. Tai nepaslaptis, kad miestuose žemė yra žymiai brangesnė ir net keli centimetrai kainuoja didelius pinigus, todėl notarai neapsiema vykdyti sandorių būtent su preliminariais matavimais ir dažniausiai yra reikalaujami geodeziniai matavimai. Nes kaip vėliau dar paaiškės, preliminarūs matavimai tiesiog nėra pakankamai tikslūs. Jeigu žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitališkai suremontuoti pastatai, iškasti tvenkiniai, nutiesti keliai ar įrengti kiti inžineriniai statiniai, išskyrus tos atvejus, kai dėl rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų pastatų arba inžinerinių statinių žemės sklypo užstatymo plotas ir statinių forma, konfigūracija nepasikeičia. Tai realiai, kai kažkas atsiranda rimtesnio jūsų sklype, ar tai būtų kažkoks didesnis prūdas, ar tarkim atsiranda naujas pastatas ar priestatas, kuriuos reikia registruoti, tai pirmiausia keičiami sklypo kadastrų duomenys, tada būtent tvarkomi šitie kiti, ir registruojami kiti naujai atsiradę objektai. Žemės sklypo savininko ir valstybės žemės naudotojai pageidaujant nori tiksliai žinoti savo disponuojamą žemės tikslės ribas ir tikslų plotą. Dažnai ilgai naudojant žemę yra sunaikinami riboženkliai ir ribos tampa neaiškus, jos kažkiek kilnojasi. Ūkininkai didesni tai dažnai patiria ir kadangi jiems yra skaičiuojami mokesčiai pagal jų plotą, tarkim, tai jie nori pasitikslinti, koks yra tikslus jų plotas ir disponuojama žemės ribos. Kitas atvejis, kad dauguma dabartinių pirkėjų renkasi būtent geodeziškai matuotus sklypus, nes nori žinoti, ką perka. Tai kuo skiriasi preliminarūs sklypų matavimai nuo kadastrinių matavimų? Kaip jau panašu iš pavadinimų, kad
Skiriasi tikslumas ir sklypo ribų pateikimas planinėje medžiagoje. Tai geodeziniai matavimai atliekami tiksliais moderniais prietaisais ir ribų linijų ilgio nustatomi ten centimetrų tikslumu, jeigu reikia, ir milimetrų. O preliminarūs atliekami daug primityvesniais prietaisais ir to tikslumo pavykti neišgauna, jis būna dažnai kelių metrų, pasitaiko atveju keliasdešimt. Taip pat dar vienas dalykas dėl sklypų pateikimo planinėje medžiagoje, tai kad atliekant kadastrinius matavimus yra nustatomas sklypo posūkio taškų koordinatės. Ir tokiu atveju net ir sunaikinus riboženklius geodeziniais prietaisais galima sklypo ribas atstatyti labai tiksliai. To paties nebūtų galima pasakyti apie preliminarius sklypus, nes ten išmatuojama tik tai sklypo linijų ilgiai ir sklypo būtent tas pririšimas daromas prie vietovės kažkokių tai objektų, daromas abrisas. Tai bus kažkoks medis, kelias ar dar kažkas ir jį atstatyti, jo ribas yra kur kas sunkiau. Preliminarių ir kadastrinių matavimų sklypų planų palyginimas. Tai dažnai maišo žmonės, kokie turi planus, sako, va čia pas mane atlikti kadastriniai matavimai. Nemažai atveju jie yra panašus, šitie planai. Yra ir linijų ilgiai, ir kiti kadastro duomenys apribojimai, yra plotas, bet pagrindinis skirtumas, aišku, jie yra netokie tikslus kaip kadastrinių matavimų. Šitas dar planas yra ganėtinai naujas, 2004 metų, bet yra senesnių planų, kur planas nubraižytas ne ant ortofoto medžiagos ir jie daug primityviau atrodo ir sudėtingiau atstatyti tą nuosavybę, jeigu prireikia tiksliai. Geodezinių matavimų tikslumas tai būtent centimetrų tikslumu jau linijų ilgi sužymimi, bet pagrindinės čia, aišku, kiti didelių labai skirtumų nėra. Čia ir kaimynai surašyti, ir kiti duomenys, plotas yra. Bet pagrindinis skirtumas yra sklypo ribų posūkio taškų koordinatės, ko nėra preliminarių sklypų plane. Ir pagal šias koordinatės jau su prietaisais galima tiksliai atstatyti sklypo ribas, nebereikia pagal kažkokius tai vietovės objektus pririšinėti sklypo. Kodėl po kadastrinių matavimų atsiranda ploto nesutapimai lyginant su preliminariais matavimais? Kodėl gali skirtis faktinis sklypo naudojimas vietovėje nuo planinės medžiagos? Tai pirmiausia, reiktų paminėti tai, kad didžioji dalis preliminarių matavimų buvo atlikta naudojant primityvius matavimų įrankius, kurių tikslumas ir matavimo galimybės neprilygsta prietaisams naudojamams kadastriniams matavimus atlikti. Taigi, kokiais įrankiais buvo atliekami preliminarūs matavimai ir kokiais prietaisais dažniausiai atliekami geodeziniai matavimai Lietuvoje. Preliminarūs matavimai dažniausiai buvo atliekami štai tokiais prietaisais. Tai buvo ruletė ir sieksnis arba vadinamasis dvimetris. Geodezinėse matavimuose yra naudojami kur kas modernesni prietaisai, matuojantys centimetrų, jeigu reikia milimetro tikslumu. Dažniausiai atvirose vietovėse naudojamas GPS imtuvas, o užstatytose teritorijose naudojamas tachiometras. Reiktų paminėti pagrindinį matavimo principą, sudarant planus, tada būtų galbūt aiškiau, kodėl su būtent tais primityvesniais prietaisais neišeina išgauti to tikslumo. Tai kągi mes matuojame? Jei turime du taškus, tarkim A ir C, reikia pamatuoti tarp jų atstumą ir pateikti planinėje medžiagoje. Tai turi būti matuojamas trumpiausias atstumas tarp taškų, nepaisant vietovės reljefo, matavimo prietaisų pamatuotos horizontalios linijos projekcija. Tai vadinasi, matuojamas būtent šis
atstumas ir šis atstumas turėtų būti pateikiamas planuose. Matuojant rulete arba dvimetriu, tarkim, kad ir šitas pavyzdys yra labai geras, yra kažkokie kalnai, krūmai, dar kažkas, vien tiesia linija pamatuoti nuo vieno taško į kitą yra labai sudėtinga. O jeigu dar yra kažkokie tai vietovės objektai, kaip tarkim kalnai, tai tiksliai pamatuoti su ruletė ar dvimetriu yra praktiškai neįmanoma. Nors ir buvo naudojamas tam tikros paklaidos šitiem prietaisam, bet dažnai dėl skubėjimo ir specialistų trūkumo jos tiesiog net nebuvo naudojamas. Ir ypatingai kalnuotose vietovėse ar kažkokiuose krūmingose preliminarūs matavimai yra labai būna, pasitaiko atveju, kad yra labai netiksliai pamatuoti, riboženkliai būna nuplaukę ne kelis, ne keliolika, o net keliasdešimt metrų. Kodėl dauguma sklypų matavimų buvo daroma preliminariai, nors iš esmės ir tais senais laikais buvo geodezinių prietaisų. Tai taip įvyko dėl to, kad buvo noras kuo greičiau užbaigti žemės reformą, tuo metu kadastriniai matavimai buvo sunkiau įgyvendinami. Dėl techninių priežasčių buvo didelės laiko ir to pačiu darbo sąnaudos, dabartinės matavimo galimybės yra kur kas geresnės ir tie kadastriniai matavimai atliekami greičiau. Buvo specialistų trūkumas, nes prasidėjus reformai buvo labai didelis kiekis sklypų, kuriuos reikėjo grąžinti žmonėms ir tuo metu nebuvo parengta pakankamai specialistų. Tai tais netgi geodeziniais prietaisais būtų buvę nespecialistams sunku dirbti. Papildomi veiksmai įtakoja netikslumus, tai kaip ir minėjau, specialistų trūkumas ir esamos kvalifikacijos stoka. Tai kaip ir minėjau, dažnai matavimus atlikdavo ne matininko profesiją turintys asmenys, bet kitų specialybių atstovai greitai persikvalifikavę, perėjo trumpus kursus. Matavimai buvo atliekami ir santechnikų, ir agronomų, ir melioratorių ir panašiai. Dažnai matavimai buvo vykdomi atsainiai, ne pačia aukščiausia kokybė. Neretai žmonėms jų sklypai ribos buvo rodomos ranka iš akies. Riboženklių nesaugomas ir savavališkas kilnojimas. Skirtingai negu atliekant kadastrinius matavimus, nebuvo nustatomas taškų koordinatės ir dažnai ilgesniam laikui naudojant sklypus arba iškart po matavimo riboženkliai galėdavo būti tiesiog perkelti ir kadangi kiti matininkai dažnai pririšimui naudodavo kitus jau pamatuotus sklypus ir jų riboženklius, iškart atsirasdavo kažkokie tai netikslumai. Tuometinės matininkų sutiktuvių tradicijos ir paplitęs girtavimas taip pat nepagerino matavimo rezultatų. Kaip būdavo kaip ir tradicija, dažnai matininką sutikti su buteliu dažnai po matavimo, bet neretai pasitaikydavo prieš matavimas ir aišku, tas labai nepagerino matavimo rezultatų. Taigi, išvadėlė būtų tokia. Įvertinus visus šios faktorius tampa aišku, kad po kadastrinių matavimų sklypo plotas dažniausiai nebus lygus preliminaraus sklypo plotai, nes technologiškai skirtingų matavimo metodų tikslumas yra skirtingas. Dėl šios priežasties ir buvo įvestos maksimalios galimas ploto nesutapimo paklaidos. Taigi, kaip ir išsiaiškiname, kad dažnai preliminarių ir kadastrinių matavimų plotai nesutampa, tai šita lentelė parodo, kaip galima pasiskaičiuoti plotus po kadastrinių matavimų, kurie būtų leistinumo ribose ir kurie yra leidžiami. Tai ką pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį, tai reikėtų pasižiūrėti
ant kokios medžiagos yra padarytas jūsų preliminarus planas, ar tai būtų ortofotografinis žemėlapis, tai būtų nuotrauka iš viršaus, ar po ja būtų kita kartografinė kažkokia tai pieštinė medžiaga. Tada reiktų pasižiūrėti, kokiu masteliu, ant kokio mastelio padarytas planas, ar tai 1:10 000, 1:5000 ar panašiai. Tada pasižiūrėti, į kokį intervalą pakliūva jūsų sklypo plotas, ar jisai yra iki 1 hektaro, ar yra tarp 1 ir 2, ar tarp 2 ir 4, ar tarp 4 ir daugiau. Ir atitinkamai galima pasiskaičiuoti maksimalią leistiną paklaidą, čia įsistačius jūsų preliminaraus sklypo plotą. Kas nutinka, jei po kadastrinių matavimų plotų skirtumas yra didesnis nei maksimali leistina plotų nesutapimų paklaida? Iš tikrųjų galimi du atvejai, kai yra trūkumas arba kai yra perteklius. Abiems jiems reikalinga žemėtvarkos išvada. Jeigu, tarkim, yra perteklius, žemėtvarka analizuoja, ar negalima suformuoti kažkokio kito valstybinio žemės sklypo, ar geodeziniai matavimai atlikti teisingai pagal sklypo planą, pagal projektus, pagal abrisus ir panašiai. Ir jeigu nusprendžia, kad viskas atlikta teisingai ir tiesiog išeina toks perteklius, jį paskaičiuoja sumą, už kurią savininkas turi išsipirkti tą perteklių. Jeigu yra trūkumas, atitinkamai žemėtvarkos skyrius paskaičiuoja kompensaciją ir ta kompensacija yra išmokama žmogui. Į ką reiktų atkreipti dėmesį prieš statant tvorą? Įsitikinkite, kad sklypo faktinis naudojimas sutampa su turima planinė medžiaga. Prieš pradedant tvoros ar kito statinio statybos darbus, pirmiausia turite būti tikri dėl savo sklypo ribų. Kaip jau išsiaiškinama, preliminarūs matavimai gali būti netikslūs ir vėliau atlikus tiksliuosius matavimus gali kilti ginčų dėl ribų ir tvorą teks griauti arba ieškoti kitų sąlyginai brangių susitarimų, tokių kaip sklypų perdalimas, amalgamacija. Net jei turite geodeziškai atliktus matavimus, pasitikrinkite, ar riboženkliai nepakeitė savo padėties nuo tada, kai pirmą kartą buvo atlikti kadastriniai matavimai. Kartais pasitaiko atveju, kad žmogus nusipirkęs geodeziškai pamatuotą sklypą pasistato tvorą ir vėliau kyla konfliktas su kaimynais, nes kažkuris sklypo riboženklis vykdant statybos darbus buvo sunaikintas ir buvęs savininkas jį atstatė iš akies. Preliminariai, jei sklypas yra nedidelis ir jo kraštinių ilgiai nėra ilgi, galima pasitikrinti jas išmatavus rulete ir palyginus su turimų planų kraštinų ilgiais. Jeigu kyla įtarimų, kad ribos yra netikslios, nepagailėkite pinigų ir kreipkitės į geodezniką, nes, kaip sako, skupus moka 2 kartus ir pinigai sutaupyti geodezinėms paslaugoms vėliau gali virsti į kur kas didesnės išlaidas teismams ir sveikatai, jeigu teks bylinėtis su kaimynais. Atkreipkite dėmesį į tvorų statymų teisinį reglamentavimą. Tai praktiškai visoms tvoroms statomoms ant sklypo ribos yra ir nemažai daliai tvorų statoma arčiau kaip 1 metras iki sklypo ribos. Yra reikalingas rašytinis kaimynų susitarimas. Plačiau apie tvorų statymo reglamentavimą galėsite pasiskaityti po video, pateiksiu nuorodą. Tai būtų tiek, tikiuosi video buvo įdomus ir naudingas ir geros dienos.